New Crush, aš perku kosmetiką internetu. New Crush, aš perku, nes kokybę vertinu. New Crush internete užsisakyk kosmetiką, nes kokybė čia aukšta produktų visa gausa. New Crush, aš perku, maisto papildus randu. New Crush, aš perku, nes kokybę vertinu. Sveiki! Išaušo naujas sekmadienio rytas. Kai noriu tikėti, jog moteris turi galimybę ilgiau pasilepinti su kavos puodeliu ir perklausyti istorijas, kurios įkvepia augti, tobulėti kartu ir atrasti naujų stebuklų, netgi šį kalėdinį laikotarpį. Esu Ramunė Kasparavičienė. Esu žmogus daugiau negu 8 metus aktyviai propaguojantis tinklaveikautojo gyvenimo būdą. Apie tai, koks jis yra ir kodėl jis keičia gyvenimus, kalbėsime jau antrojoje mūsų šventinėje laidoje. Už ją labai noriu padėkoti mūsų partneriui, kompanijai New Crush, kuri rūpinasi grožiu, sveikata ir namų jaukumu. Mielieji, šiandien aš jums paruošiau antrąją savo staigmeną dovaną, kontaktą, moterį, kuri yra nuostabi ir ne veltui gavo garbės nario titulą Start for Networking organizacijoje. Tai yra moteris 3 vaikų mama, kuri rūpinasi mūsų, mielieji, savo klientų žinomumu, matomumu, pardavimais, rūpinasi tuo, į ką išeiti daugeliui moterų yra labai nedrąsu. Dažnai tinklaveikoje kalbame, jog išdrįsk dirbti garsiai. Bet išdrįsti dirbti, kalbėti, rašyti apie tai, o dar ir tą įpakuoti į kokybišką vizualizaciją, padeda mano šios laidos partnerė Virginija. Tai Virginija, iš karto tau atidarau eterį. Nepaprastai noriu, jog visa Lietuva pamatytų, kokios aktyvios, veržlios ir gražios moteris vienija Start for Networking organizacija. Tai labas rytas, mieloji. Labas rytas, Ramunė, ir labas rytas visiems tokį sekmadienio rytą. Labai malonu čia būti ir labai ačiū tau, kad mane pakvietei pasikalbėti. Labai smagu iš tiesų. Ačiū tau. Žinai, mes pažįstamos tiek, kiek vienyje mūsų organizacija mus kartu. Primink, prašau, kiek metų mes einame vienu keliu? Tai jau bus daugiau negu 3 metai. 3 su trupučiu, 4 jau eina metai. Kiek mes esame pažįstamos dėka tinklaveikos. Intravertai ir ekstravertai tikrai yra puikūs tinklaveikautojai. Ir nesykį mes nagrinėjome apie tai, ar intravertam apskritai tinka tinklaveika. Bet kodėl aš leidžiu savo spėti, jog tu esi intravertė? Ogi todėl, kad esi nuostabus pavyzdys ir netgi turi garbės nario apdovanojimą, kaip labai struktūruotai, pasvertai, apskaičiuotai ir su planu keliauti į pažintis, struktūruoti savo verslą ir savo tikslus nusimatyti jiems priskiriant tam tikrus žmonės. Tikrai kiekvienais metais keitėsi tavo tinklaveikos strategija ir šiandien dienai pasižiūrėjus į tai, ką tu esi sukūrus, į mokymų platformą, kurią esi sukūrusi tiem, kurie nori kokybiškai veikti socialinių tinklų erdvėje, galiu pasakyti, kad šitas planas pasiteisino. Tai mieloji, ir klausimas tau, ką tau pačiai, kaip tau atrodo, davė tie 3 metai aktyvioj tinklaveikoje? Aš visą laiką atrandu vis daugiau, ką man davė. Tai šiandien man davė labai daug ir aš galėčiau kalbėti nuo iki. Šiandien daugiausiai, ką aš galiu įvardyti plačiausią prasme, tai yra svajoti taip, kaip niekad nedrįsdavau ir tų svajonių pasiekti. Pradžioje tai atrodo, kad man davė tiesiog klientų, man atrodo, kad davė tiesiog užsakymų. Tuo metu atrodė, kad tai daug. Bet dabartinėje perspektyvoje tai yra tokia maža dalis, tai yra dabar aš to net negaliu vertinti kaip privalumą, nes realiai tai davė daug daugiau. Man 5 metus atgal aš nebūčiau net patikėjus, jeigu man kas nors pasakytų, kad tavo svajonė bus tokia, kad tu taip kursi verslą, kad tu tiek užsibrėši, tarkim, ateinantiems metams ir kad tai nebus kažkokia tai fantazija, kad tai bus realus tikslas, kurį tu savo gražiai pasirašysi. Bet toje eigoje davė ir klientų, ir pasitikėjimo savim, ir viešojo kalbėjimo,
Ir galėčiau vardinti, bet kiekvienais metais aš atrandu vis daugiau, vis platesnė prasme, ką man duoda ir man jau tie, žinai, tokie paprasti, kad tiesiog klientų, tiesiog užsakymų, tiesiog daugiau pajamų jau atrodo, nebe tokia didelė vertybė. Tikiu, kad žmonėms, kurie dar tik pradeda, žinai, jiems gal kaip tik atrodo, ką mes čia kalbame apie kažką tokio, žinai, kad man reikia tos pradžios. Tai žinai, čia žiūrint, iš kurios perspektyvos žiūrėsi, tame taške, kur aš dabar esu, tai man jau, žinai, yra apie tai, kad tinklaveika yra apie didelės svajonės, didelius tikslus ir realizavimą realiai visko, ko tik užsinori. Realiai visko. Aš tau tikrai pritariu, gyvendama tinklaveikos ritmu daugiau negu 8 metus ir kai sulaukiu klausimą, žinai, labai dažnai moteris sako, tai metų narystė, ne, aš dabar einu į metų narystę ir iš principo galvoju, kad man to pakaks. Tai tinklaveika tampa gyvenimo būdu, ne, tinklaveika tampa dalis tavo verslo kultūros, dalis tavo verslo elegancijos ir užsakymai, pardavimai, klientai, nauji yra tik maloni viso to pasiekmė, gyvenant kokybišką tinklaveikos gyvenimo būdą. Mieloji, o jeigu pasižiūrėtumėm truputį plačiau, kas susijęs su verslu, taip, mes suprantam, kad ateina ir užsakymai, ateina galimybės, ateina žmonės, per kuriuos mes tai galime greičiau pasiekti. Ar tai keičia ir asmeninį moters gyvenimą? Vienareikšmiškai. Dabar net, žinai, šitam pokalbį aš galvoju, kiek mes eisim į asmeninį gyvenimą, ne? Bet jeigu tai paklausai dabar apie tą asmeninį gyvenimą, tai taip, mano asmeninis gyvenimas toks irgi labai įdomus ir įvairiapusis. Bet įdomus ta prasme, kad tu, kaip ir paminėjai, auginu 3 vaikus, 3 berniukus ir aš juos auginu viena, realiai. Tai mano tas gyvenimas yra toksai, atrodytų kaip vienišos mamos, aš nemėgstu šito žodžio, bet tarkime tas toksai jau priimtas pasakymas, tai gal kažkiek sudėtingas. Bet realiai man asmeniniam gyvenime būtent ta bendrystė su moterimis mane užpildo visapusiškai. Aš gaunu, jau dabar nekalbant, žinai, apie tuos verslus, aš gaunu tiek patarimų, bendrystės, tokių įdomių projektų, draugysčių, visko, nuo iki, kad man sunku įsivaizduoti šiandien save be šio klubo, tarkim, ir be tinklaveikos. Ir žinai, aš taip permetu visus 4 metus atgal, kai aš suvokiu, kiek per tai atėjo žmonių į mano gyvenimą, kiek įdomiausių projektų ir kaip man dabar įdomu gyventi. Ir realiai, tas žodis įdomu gyventi, jisai yra man dabar toks svarbus ir aš suprantu, kad jeigu aš uždarau duris ir sakau, ne, dabar aš čia tik tai dirbsiu, tik suksiuosi savo rate ir man daugiau nereikia iš išorės tų žmonių, jau viskas. Ir viskas, ir aš uždarau duris į įdomumą. Viena nauja mūsų narė, teisininkė Rožinio kvarco klube, Vilniaus Rožinio kvarco klube, labai gražiai pasakė, kad čia yra elektrinė. Praeitas susitikimas sako, čia yra elektrinė ir jūs viena kitą taip stipriai įelektrinate veikti su pozityvumu, kad visą savaitę vaikštai lyg šiek tiek pakilusi nuo žemės. Tai aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tas efektas yra būtent toks. Dar šiek tiek, jeigu tu leisi praverti tavo asmeninio gyvenimo ribas, man tikrai labai suskambėjo apie tai, kad augini 3 sūnus, turi savo verslą ir aš netgi atsimenu tavo nedrąsias svajones apie tai, kad, žinai, aš dabar turėsiu tam tikrą klientų bazę, šiek tiek pradėsiu drąsiau apie save kalbėti viešai, galbūt netgi kažkada turėsiu savo atskirą darbo erdvę, į kurią galėsiu ir priimti kitus, ir filmuoti savo mokymus. Tas virsmas, per kiek laiko įvyko tai, kas tau atrodė pirmais metais nepasiekiama? Tai pirmais metais, tai buvo nedrąsi svajonė. Žiūrint kas, realiai viskas vyksta ir toliau. Erdvė atsirado tam po 2 metų, ne, kad turėčiau savo studiją, savo erdvę, savo kabinetą, savo verslo vietą, ne tik darbai iš namų.
Gal galėjo ir anksčiau įvykti, bet žinai, ten buvo ir karantinai, ir dar tokios tam tikros psichologiniai momentai, žinai, dar ir jauniausias sūnus buvo labai mažas, tai buvo, ir kitų dalykų. Realiai, jeigu vaikų nėra tokių mažų, tai tikrai galima daug greičiau tai buvo padaryti. Čia yra, žinai, psichologinių momentų, o kiti dalykai, jie, vis dar tebevyksta. Šią vasarą, tarkim, pasileidau savo mokymų kursą ir dabar ir 2 ir 3. Tai aš, kai birželio mėnesį rinkau pirmą, mano buvo svajonė, aš tada sakiau, jeigu aš surinku pirmą kursą, aš skrendu į Paryžių. Ir aš tą padariau. Ir, žinai, buvo labai sunku suderinti, kas pabus su vaiku, bet vis tiek aš galvoju, jeigu aš savęs neapdovanosiu, tai aš nesurinksiu 2 ir 3 kursą, aš save apdovanoju. Ir tada surinkau 2, dabar surinkus 3. Aš labai mėgstu kitą posakį, žinai, mano toks mylimiausias, aš jį kartoju mūsų susitikimuose ne kartą, kad vienas bėgdamas, tu gali įsivaizduoti, kad eina savo kaip kietai nuvariau. Bet pasižiūri rezultatą bėgimo ir matai, kad, kažkaip tai ten jisai nežavi, ne? Bet bėgdamas su geriausiais bėgikais, nesvarbu, kad atbėgsi paskutinis, bet rezultatas bus nepalyginamai geresnis negu bėgant vienai. Ir aš pamenu, kaip nedrąsiai pirmuose, žinai, sutikimuose žiūriu tas moteris, wow, kokios jos visos. Kad bent kiek priartėt, bent kažkas tokio, žinai, šalia jų. Ir iš tikrųjų, bėgdamas, kaip aš sakau, bėgant su tai žmonėm, pastebi, kad, tai praėjo čia 3 metai ir aš realiai esu praktiškai ten pat. Dabar tavo socialinis kapitalas per šitus 3-4 metus pasipildęs tikrai labai gausių, įdomių žmonių būriu. Ar visgi tau pačiai vertingiau ir esi pasiryžusi kurti santykius trumpalaikius, tai reiškia, kad aš suteikiu naudą tam tikram žmogui ir keliauju toliau į plotį, ar visgi apsiriboji mažesnėmis grupėmis, bet keliauji su žmogumis bendraudama ir su klientais bendraudama į gylį. Kokia yra tavo santykių kūrimo strategija? Dabar aš taip klausydama galvoju, kad aš taikau abidvi. Rimtai, nes yra žmonių, su kuriais aš einu į labai ilgalaikius santykius, ir užtenka man vieną kartą pamatyti, net ne kaip narį, bet tarkim viešinio klube vieną kartą atėjusią moterį, su kuria jau yra užsimezgę, 4 metų draugystė, jau 4 metai eina tiek, nors tik vieną kartą pamačiau žmogų ir į gylį ir ten be proto į gylį. Bet taip yra žmonių, su kuriais mes padarom vienkartinius gerus dalykus, projektus ir bendradarbiaujam tik tai tokioj darbinėje aplinkoje ir su juo viskas irgi gerai. Ar audituoji savo socialinį kapitalą, Virginija? Tai reiškia, ar peržiūri bent jau metų pabaigoje arba metų pradžioj, kam skiri daugiausiai savo laiko, kokiems kontaktams ir kokią vertę šitas santykis kuria? Vienareikšmiškai taip, ir ne tik metų pradžioj ar pabaigoj, aš tai darau, galima sakyti, net nuolatos. Nuolatos peržiūriu tą visą sąrašą žmonių, kurie yra mano gyvenime, kurie gali būti mano gyvenime, su kuriais mes kuriame vertę. Ir mano tikslas yra, žinai, netgi, kaip dabar tau pasakyti, tikslas yra pritraukti ir išlaikyti kuo daugiau žmonių, su kuriais kartu mes galime kurti vertę dar plačiau kitiems. Man labai smalsu sužinoti, kur galima rasti tikrąją Virginiją, kokioj terpėj arba kokiose terpėse, ir kur galima pamatyti Virginijos avatarą. Tai reiškia tą Virginiją, kuri galbūt nėra tikroji, bet yra sukurta taip, kad klientai norėtų ją pamatyti, atrasti ir pradėti ją domėtis. Tai, žinoma, kadangi aš esu socialinių tinklų ekspertė ir lektorė jau, galiu net taip save pavadinti, tai žinoma, kad socialiniuose tinkluose, tai Instagrame, Facebook'e, mano čia mylimiausi socialiniai tinklai. Ir aš labai mėgstu tokį posakį sakyti, tai gal irgi šiandien pasakysiu, kad apie tą avatarą, ne? Nes ar čia yra tikroji Virginija, ar čia yra ta Virginija, kurią tai... Tas avataras, jame avataras
neturi rodyti visko, kuo jūs esate, bet turi nerodyti nieko, kuo jūs nesate. Labai, labai geri tavo žodžiai ir man toks klausimas iš karto, žinai, kyla paprovokuoti ir mūsų klausytojus, kokių žmonių, tiek moterų, tiek vyrų, kaip kontaktų, kokybiškų verslo kontaktų, tu norėtum papildyti savo socialinį kapitalą. Tai yra, kokie žmonės turėtų norėti su tavim susipažinti. Kas po mūsų tinklalaidės galėtų tau asmeniškai parašyti dėl bendrų projektų? Kokiem žmonėm tu skiri prioritetą? Tai jo, geras klausimas. Iš tiesų, su kokiais aš norėčiau, man patinka žmonės, kurie irgi nori kurti vertę kitiems. Kurie eina, ne tai, kad man trumpuoju periodu kažką tik pasimti savo, bet kurie nori kurti vertę ir kurie, tarkim, irgi dabar klauso mūsų ir jiems kyla mintis, kad, norėčiau susipažinti su Virginija, nes ir ne tai, kad man trumpu periodu kažko reikia, nes mes kartu galim kažką sukurti. Mes kartu kažką galim sukurti mano klientams, tarkime, ne? Mes kartu galime mano klientams duoti daugiau vertės. Žinai, labai dažnai, aš nežinau, ar tau pavyko tai užfiksuoti, bet labai dažnai žmonės atėję, ypatingai tinklaveikos bendruomenė, sako, aš labai mėgstu duoti. Ir tada pradedi lukštenti, tai kągi tu mėgsti duoti kitiem. Ir sako, tu žinai, aš esu tokios ir tokios srities ekspertė, aš kaip pavyzdys galiu teikti labai kokybiškas teisinės paslaugas. Ir labai dažnai tenka sugrąžinti žmogų ir sakyti, tai yra tavo verslas, ar ne? Tai nėra tai, ką tinklaveikos perspektyvoje tu gali duoti kitam. Tinklaveikos perspektyvoje tu gali duoti tam tikras įžvalgas, tinklaveikos perspektyvoje tu gali duoti palaikymą kitam žmogui, ne? Šiek tiek palydint savo teisinėmis žiniomis ir taip toliau. Tai nėra lygybės ženklas tarp to, ką aš veikiu ir tuo, kuo aš mainausi. Nes jeigu mes kalbėtumėm tinklaveikos organizacijoje tik tai per prizmę perku, parduodu, vargu bau, ar mes kažkam galėtumėm būti vertingi. Ar gali šiandien dienai užsikabinti medalį, perkeltinę prasme už tai, kad tapai kitų žmonių sėkmės istorijos dalimi? Labai noriu užsikabinti tokį medalį. Labai, labai geras medalis. Žinai, kada tas medalis atsiranda drąsos jau jį kabintis. Gal kitiems ir anksčiau, man tai atsiranda drąsos tada, kai aš išgirstu patvirtinimą ir man žmonės tai pasako, kad tu tapai dalimi mano sėkmės istorijos. Tiek daug moterų ir aš esu tiek daug moterų galėčiau užkabinti medalius, nes jų dėka, žinai, jos yra mano sėkmės, kad man norisi, žinai, apdovanoti tiek daug žmonių tais medaliais. Nes aš dabar taip irgi, žinai, mintyse greitai perbėgu ir vieną, ir antrą, ir trečią, ir aš galvoju, kaip mane pamėtėjo šviesmečiais į priekį, žinai, žmonės savo patarimais, savo stiprybę, savo kažkokiais tokiais, kiek mes darydavom ir tų tokių mastermind sesijų ir šiaip asmeninių susitikimų, kurių metu tiesiog išeini iš susitikimo kitokią. Išeini dėka tų žmonių visiškai apvertus mąstymą ir pradedi gyventi kitaip. Ir tau pritariu ir turbūt mūsų malonaus pokalbio pabaigai noriu pasidalinti tokia mintim, kurie vadovaujosi ir kurią nešiojasi visada širdyje, jog Dievas ateina per kitus žmonės. Man labai patiko šita mintis, aš nežinau, iš kur tiksliai aš ją išgirdau, bet kai pradėjau retrospektyviai sekti savo gyvenimą, aš supratau vieną iš esminių dalykų, kad tai nenutinka, tai nenukrenta iš dangaus. Daugelis mūsų sprendimų, mūsų pasiekimų, mūsų galimybių ateina per kitus žmonės. Ir mes esame sėkmingi tiek, kiek mes turėjome sėkmingų santykių savo karjeros etape. Tikrai aš sutiktum su manim. Tikrai taip ir pasupranti, pavyzdžiui, dabar kaip yra, pradėjau net galvoti apie šitą frazę, kaip yra svarbu būti atviram, būti atvirai, ne, ir nepražiopsoti to Dievo ateinančio žmonių pavidalu. Tai aš labai kviečiu ir visus susimastyti, šiandien tiesiog, kiek mes praeinam užmerktom akim ir nepasiimam to Dievo kitose žmonėse
ir kokie stebuklai atsiveria, kai mes tampam pastabus ir imam galimybės, einam į kontaktą su žmonėmis. Tikrai taip. Tikrai taip, ir už tuos stebuklus, už 2023 metų stebuklus, mes galėsim padėkoti vieną kitai bendruomenės mastu, mes galėsim savo bendruomenį iš vidaus parodyti ir kitoms moterims, nes jau sausio 12 dieną mūsų laukia vienas iš fantastiškiausių Start for Networking organizuojamų renginių, tai yra gala vakaras. Mieloji, praėjusiais metais šventėme kartu. Kokius atsimeni širdies virpulius po šio vakaro? Pasidalink, gal tai padės priimti sprendimą ir sudalyvauti mūsų renginyje kitas moteris. Aš žinau, Ramunė, po praeitų metų galiu pasakyti, aš taip laukiu šių metų galą vakarą, nes man, žinai, buvo tas vakaras toks wow, ne tik dėl to, kad mes čia, žinai, esam visos bendrystėje, bet tai vakaras buvo, kai galėjai taip maksimaliai atsipalaiduoti, būti savimi absoliučiai. Aš net suknelę buvau apsirengus tokią, kur niekur kitur nedrįščiau. Tu atrodai fantastiškai. Tai buvo tikrai, žinai, toksai, net nežinau, ar tai yra įmanoma būnant mišriuose vakarėliuose, ar tai yra įmanoma, kai būna tik moterys, nesu garantuota, bet kur gali pasileisti visiškai flow, būti su nuostabia kompanija, būti savimi, nes čia yra labai svarbu, labai dažnai tam tikruose, žinai, būnant visokių balių, mes užsidedam kažkokią tai kaukę. Čia kaukę galime dėtis ant kūno, bet širdyse mes buvome visiškai atviros ir tas labai jautėsi. Ir šiais metais aš tikiu, kad vėl tas bus, nes mūsų vien tema leis improvizuoti, leis žaisti, leis atsipalaiduoti, būti kažkuo, kuo nori, įeiti į kokį nori personažą, bet širdyje būti visiškai savimi. Mes dažnai su Vilma pajuokaujam, kad sakom, ką jau ką, bet užsidirbom nemažą kiekį karmos taškų gyvenime, tapę kitų moterų sėkmės istorijos dalimi. Virginija, aš tau nepaprastai dėkoju už mūsų pokalbį, už fantastišką sekmadienio rytą. Aš noriu tikėti, kad visos tos moteris, kurios klausysis, galvos ne tik, kaip man būti tokia kaip Virginija, bet leis save išprovokuoti veikti, bent sykį atvykdamos į Start for Networking organizaciją viename iš miestų, kuriame veikia mūsų klubai, tam, kad patirtų, kas yra moterų palaikymas, bendrystė ir naujos galimybės, kurias atveriame vienas kitai iš savo patirties, iš savo žinių, iš savo kompetencijos. O, žinai, kiekviena tinklalaidė ir kai atvyksti į svečius, kažko tai tikiesi. Tai aš noriu tau padovanoti tokį smulkų netikėtumą, tai yra tą malonę dovaną, kurią įsteigė mūsų tinklalaidės rėmėjas Newcrush. Taigi, mieloji, tai yra vitaminai, maisto papildai, odai, nagams, ragams, nuotaikai ir visiems kitiem elementam, kurių mums kartais pritrūksta šaltuoju metų laiku. Tai yra ne tik fantastiškai gražiai supakuotas produktas, bet ir nuostabiai kokybiškas atrinktas ekspertų tam, kad prisidėtumėm prie tavo geros savijautos, grožio ir neišblėstančios šypsenos. Nuostabu, Ramunė. Ačiū tau labai, tikrai, žinok, super, nesitikėjau dovanų gauti, nes man jau vien šis mūsų pokalbis yra dovana, tai, nežinau, praskaidrinai mano rytą, kaip net sunku dabar kalbėti. Ačiū tau. Tai ačiū tau labai ir sakau, iki greito, malonaus susitikimo kitais metais mūsų gala vakare. Ačiū tau ir ačiū visiems.